Sveiki gerbėmieji, šiandien yra 2025 metų Liepos 30 diena, dvi paros po to, kai antrą kartą į Lietuvą įskrido arba neįskrido dronas. Priminsiu, kad pirmas atvejis tai buvo Liepos 10 dieną ir buvo nustatyta, kad tai yra Gerbera. Gerbera tai dronas, kurio paskirtis yra atkreipti radaro dėmesį arba tiksliau nukreipti dėmesį nuo tikrųjų kovinių dronų, tokių kaip Šahedas arba dar vadinami Geran, tai kurie masiškai gaminami Rusijoje. Tai kodėl šitą įrašą darau tik tai dabar, praėjus 2 parom, palaukiau tikslingai, kol, kaip sakant, sprogimas įvyko. Sprogimas turiu omeny informacinis Lietuvoje. Informacinis sprogimas įvyko, sprogimas kaip ir nurimo beveik. Ir sekiau visą šitą informaciją tiek žiniasklaidos, tiek socialiniuose tinkluose, įvairių žmonių pasisakymus, nuo ministrės, kariuomenės vado, generalinio komisaro ir visų kitų, kurie netingėjo. Ir tiesiog šitas įrašas daromas tiems, tiksliau jums, kuriems galbūt įdomu mano nuomonė. Visuomenėje yra dažnai šnekama, kas tu toks, anoks, kokią turi teisę šitą temą pasisakinėti, kas tu per sofos ekspertas. Tai tiem, kurie klauso šitą įrašą pirmą kartą, tai prisistatysiu, esu Sigitas Maliauskas, VŠI Gyvačių sala direktorius. VŠI Gyvačių sala remia Ukrainą jau 4 metai. Iki 2022 metų vasario 20, aš sakau, visi sako 4 dienos, aš sakau 23. Puolimas prasidėjo iš vakaro. Tai čia nenoriu, pradedu nukrypti į šoną. Tai 21 metus tarnavau Lietuvos kariuomenėje įvairiuose pareigose, nuo eilinio kario, privalomosios tarnybos, iki pėstininkų būrininko, po to buvau inžinierius, išminuotojas, sprogdintojas, kvalifikuotas, baigęs Lietuvos puskarininkų mokyklos kursus sprogdinimo, tarnavęs Baltijos bataliono inžinierium, sprogdintojų išminuotojų skyriuje, tada vėliau Algirdo batalione, S3 operacijų specialistų, buvęs misijose Bosnijoje Hercegovinoje 1999 metais, Irake 2003. Čia jau antra kova su Huseino armija. Ir 2010 metais Afganistane su Algirdo batalionu. Tai aišku, tai nekvalifikuoja mane kaip specialistų dronų, kaip Arūną Kumpį, bet pirmosios karo metus 9 mėnesius tarnavau Ukrainos kariuomenėje. Tai reiškia 2022 metais nuo kovo 3 iki metų galo, po to sutarties nepratęsiau. Ir šiuo metu važinėdami į Ukrainą, tiek aš, tiek mano savanoriai, nekartą matėm skraidančius, matėm ir girdėjom skraidančius šahetus, matėm, kaip Ukrainos kariuomenė juos numušinėja ir kokias priemonės tam naudoja. Tai ką tik paaiškino pagrindą, kodėl manau, esąs turintis teisę šią temą kalbėti. Tai visų pirma, nepradėsiu kritikuoti kažko vieno atskirai, ta prasme, ar tai ministrės, ar kariuomenės vado, ar generalinio policijos komisaro,
gal pasakysiu tik tai tiek, kad tiksliau akcentuosiu, kad visame šitame kontekste buvo baisiai bloga komunikacija. Pabrėžiu šitą, buvo baisiai bloga komunikacija Lietuvos žmonių atžvilgių. Lietuvos žmonės moka mokesčius, iš to susidaro biudžetas, iš to yra išlaikoma tiek pati Krašto apsaugos ministerija, tiek kariuomenė, tiek policija ir visos kitos Lietuvos valstybės struktūros. Ir kiekvienas Lietuvos žmogus, kiekvienas, pabrėžiu, nesvarbu, kokia yra jo specialybė, kuriame mieste, rajone jis gyvena, turi teisę gauti tikrą informaciją apie tai, kas vyksta jo šalyje. Aš kažkaip čia pagalvojau ir noriu Lietuvą pateikti kaip žmogų. Įsivaizduokit, kad Lietuva yra žmogus. Tai mano supratimu, to žmogaus smegenis ir yra prezidentūra, Seimas, visos ministerijos ir departamentai, kurie priema sprendimus, kaip vienu ar kitu atveju turėtų būti, ką padaryti, kad tas žmogus Lietuva, kurio vardas Lietuva, gyventų gerai. To žmogaus kariuomenė, Lietuvos kariuomenė, yra to žmogaus raumenis. Tai yra rankos ir kojos, kurios liepus smegenims trenkia į vieną arba kitą vietą, arba eina į vieną kitą vietą. To žmogaus akis, tai yra mūsų žvalgyba, tiek vidaus, tiek išorės. Ir ausis taip pat yra Lietuvos žvalgyba. Verslai, komerciniai, ūkininkai, industrija, technologijos, visa tai yra žmogaus vidaus organai, kurie turi dirbti darniai, kitaip žmogus susirgs. Tai va taip aš įsivaizduoju mūsų šalį Lietuvą, kurioje kiekvienas žmogus yra mažytė ląstelė, atsakinga už savo funkciją. Ir jeigu mes negyvensim kaip darnus organizmas, bus tokios bėdos kaip dabar. Dabar Lietuva, tiksliau žmogus vardu Lietuva serga. Nuo prezidentūros per visas ministerijas ir visai kaip. Mano supratimu, toks dalykas kaip generalinio policijos komisaro pasakymas, kad grybautojai droną ras, yra mažiausiai juokingas. Aš nesakau, kad tai yra, kad generalinis policijos komisaras tyčiojasi iš žmonių. Ne, bet tai pasakyti tokio kalibro žmogui, yra, mano supratimu, nerimta. Ministrės pasakymas, mes viską galim, viską darom ir taip toliau panašiai, neatliepia žmonių poreikių. Žmonės nemato, kad ministrė dirbtų taip, kaip jie nori. Tai va čia pabrėšiu, kad iš tikrųjų kiekvienas ministras, kiekvienas atsakingas valstybės tarnautojas, kuris gauna atlyginimą iš biudžeto, turi dirbti taip, kaip nori žmonės, kurie moka mokesčius. Nes jų atlyginimai yra iš žmonių mokesčių. Ir negalima, mano supratimu, laikyti žmonių kvailiais. Priminsiu, nesvarbu, kokias pareigas žmogus užima. Netgi jeigu žmogus bedarbis, negalima tyčiotis iš jo ir sakyti, kas to toks, kad tu aiškintų ministrai, kaip dirbti. Mano supratimu, niekas neaiškintų, jeigu visi būtų rezultatais patenkinti. Tačiau šiuo metu, kaip aš matau komentaruose, socialiniuose tinkluose, žmonės nelabai supranta, ką Krašto apsaugos ministerija daro. Nelabai supranta, kaip dirba valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sutikit su manim, kad iš tikrųjų, ar ne pasieniečiai pirmieji turėjo pamatyti ir išgirsti šitą droną. O buvo toks dalykas, kad čia žmonės pamatė, išgirdo visą kitą, bet ne vienas negirdėjom, kad
kažkas iš pasieniečių būtų išgirdęs. Tada klausimas, kur buvo pasieniečiai. Ar jie iš viso buvo pasienyje? Tai aš manau, kad tokie klausimai kyla ne tik man, o važiuojam toliau. Tai kaip šitam kontekste įsijungia policija, gerai, policija pradeda ieškoti to drono arba apklausinėti žmonės, bet nemanau, kad kas nors iš policijos turi teisę komentuoti, tas dronas tikras, netikras, kuris yra, kaip jis skrido, kaip nukrito. Tai palikime tuos dalykus kompetentingiem žmonėm, šiuo atveju kariuomeniai. Dabar buvo labai pasipiktinta Lietuvos kariuomenės vado pasakymu, kad gal to drono visiškai nebuvo. Tai čia nei ginsiu, nei neigsiu, bet kariuomenės vadas galbūt ne visiškai aiškiai iškomunikavo. Tačiau kol nėra faktinių duomenų ir patvirtinimo, nes, kaip jis paminėjo, žmonės yra apklausiami, kas kiek matė, kas kiek girdėjo, kur girdėjo ir visa kita, tai nieko ir nėra iš tikrųjų. Aš manau, kad didžiausia klaida buvo iš tikrųjų karinių oro pajėgų, dabar nežinau, kas tai pasakė, ar Lietuvos kariuomenės strateginių komunikacijų centras, kad dronas dar buvo stebimas Baltarusijoje, kaip jis skrido ir visa kita, ir tada žmonės pradėjo klausinėti. Klausykit, tai jeigu jūs matėt, kai jis dar buvo Baltarusijoje, tai kaip jūs nematėt, kur jisai skrido per Lietuvą ir kur jis nukrito, jeigu nukrito? O gal vis dėlto kariuomenės vadas teisus? Tai tokie dalykai iš tikrųjų, kurie sukelia visuomenėje labai daug diskusijų, pasakysiu, nereikalingų ir nekelia pasitikėjimo mūsų institucijomis. Nuo prezidentūros iki kariuomenės ir policijos. Tai ką aš noriu pasakyti šitą žinutę, kad tai tikrai nebus paskutinis kartas. Ir aš tikiuosi, kad iš to visos institucijos pasimokys, komunikacija taps geresnė ir jinai bus aiški ir suprantama kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tai šitų situacijų dar bus. Žmonėms linkiu vienybės, stiprybės, kantrybės ir pasitikėjimo Lietuvos kariuomenę. Čia dar svarbu paminėti, kad kartais žmonės skaito, kad kariuomenė ir krašto apsaugos ministerija tai yra viena institucija, vienas organas. Ne. Lietuvos kariuomenė yra atskira, krašto apsaugos ministerija yra atskira institucija. Tai ką turi kariuomenė, turiuomenį ginklus, įrangą, galimybės ir visa kita, jai duoda ministerija arba neduoda. Lietuvos kariuomenė yra veikiantis organas. Tas, kuris daro ir daro su tuo, ką turi. Jeigu neturi, sorry. Toliau, Lietuvos kariuomenės kariai negali eiti į miškus, laukus, gatves ir šaudyti, numušinėti dronus, tiesiog jeigu juos pamatė. Jie turi gauti leidimą iš krašto apsaugos ministerijos ir tik tada jie gali tuos dalykus daryti. Tai čia yra mano atsakymas, kodėl kariuomenė, jeigu matė ir galėjo, kodėl jo nenumušė. Tai ir nenumuš, kol neturės leidimo. Techniniais terminais aš jūsų neapipinsiu, bet yra toks dalykas, kaip angliškai galbūt weapons free, weapons tight. Tai šaudyti galima laisvai, pamačius taikinį, arba šaudyti negalima, reikia laukti leidimo. Tai situacija yra tokia. Todėl prašau visų suprasti, kad čia ne kariuomenės
ne karių, ne karininkų ir ne kariuomenės vado bėda. Kariuomenė turi gauti nurodymus. Kai kariuomenė gaus nurodymus, atitinkamai ir veiks. Tai linkėjimai visiems kariams, seržantams, karininkams ir kariuomenės vadui. Visame šitame kontekste nenusivilkit visuomenę, būkit stiprus, tiesiog tai buvo bloga komunikacija. Tai visiems sėkmės, vieningumo, supratingumo. Eikite į mūsų kanalus, YouTube'e Snake Island, angliškas pavadinimas, arba pas mane į Facebooką, Sigitas Maliauskas, ir bendraukime. Taip pat galite mane rasti Patreonuose, Sigitas Maliauskas, ir remti mano veiklą, ir užduoti klausimus, ir komentuoti, ir pagal savo kompetenciją pasistengsiu atsakyti. Tai ačiū visiems, kad esate su manim, ir visiems gražios dienos, iki kitų kartų.